Šiandien žiniose sekmadienį Vilniuje rengiamas mitingas prieš nekilnojamojo turto mokesčius, kodėl organizatoriai patraukė jį toliau nuo Seimo. Kaip policija užtikrins viešąją tvarką, kokios bus mestos pareigūnų pajėgos. Skolos susidariusios dėl COVID-19 dar vejasi tūkstančius įmonių. Dėl Jungtinių valstijų muitų ir naujų mokesčių ekonomikos augimas lėtės trečdaliu, ogi ką tik sakė, kad mūsų tai nepalies. Černobylio sprogimo metinės Lietuva iki šiol neturi sveikatą dėl to praradusių lietuvių registro, o jiems iki šiol teiktos socialinės garantijos naikinamos. Pernai dirbo tik 2/3 šalies jaunimo, kiti bimbam. Nepilnamečių tvirkintojas Ulvydas sako esąs ligonis ir prašo išteisinimo, o prokuroras stebisi, kodėl Kauno teismas jam buvo toks gailestingas. Jau šį sekmadienį Vilniaus katedros aikštėje rengiamas protesto mitingas prieš valdančiųjų ketinimą įvesti nekilnojamojo turto mokestį, kuris, jei bus įgyvendintas taip, kaip siūlo socialdemokratas finansų ministras Rimantas Šadžius, faktiškai palies beveik visus šalies gyventojus. Tam nepritariantys piliečiai kviečiami į balandžio 27-15 valandą įvyksiantį protestą Vilniuje. Pasak mitingo organizatorių, baiminantis provokacijų ir psichikos negalią turinčių asmenų galimų išpolių, nes pasklido gandai, neva protestuotojai daužys langus ir kils neramumai, mitingą nuspręsta rengti ne prie Seimo rūmų, o katedros aikštėje. Tikimasi, kad mitingas vyks kultūringai, į jį pakviesti ir išbuožinimo mokesčio iniciatoriai bei šalininkai. Jei atvyks, jiems žadama suteikti žodį, kad galėtų pateikti savo argumentus dėl mokesčio reikalingumo. Tuo metu mitingo iniciatoriai ketina įrodyti, kodėl toks mokestis yra nereikalingas ir paaiškinti valdžiai, kad mokesčių didinimas neteisingas kelias į gerovę, nes jie ir taip mūsų šalyje per dideli. Norvegijoje moka mažiau mokesčių, negu mes mokame Lietuvoje. Tai yra Lietuvoje mokesčiai pagal lentelę vieni didžiausi Europoje. Nes Švedijoje moka mažiau mokesčių negu Lietuvoje. Tai mes dabar mokam tokius mokesčius, kaip Danijoje moka milijonieriai. Raimondo Šimaičio įsitikinimu už mokestį atsakinga valdančioji trijulė ir prezidentas. Mat, pasak procese dalyvavusių politikų, šalies vadovas ne tik žinojo apie reformą, bet ir aktyviai dalyvavo ją formuodamas. Ir tai neatrodo gražiai, ypač paaiškėjus, kad po šių korekcijų jam asmeniškai nekilnojamojo turto mokestis sumažėtų vietoje dabartinių 4,5 tūkstančių eurų už savo labai brangų namą, jis mokėtų tik 3 tūkstančius eurų per metus. Mat priešingai visoms iki tol dabartinių valdančiųjų sektoms pasakoms, iš tikrųjų kairiųjų įvedamas NT mokestis būtų naudingiausias, kaip tik brangiausio būsto savininkams. Pats premjeras tikina, kad korekcijos dar galimos, todėl kitokią nuomonę negu Šadžius turintys žmonės kviečiami pareikšti savo poziciją atvykdami į mitingą. Tai padaryti ypač raginamas jaunimas, nes juos dar nespėjusius atsistoti ant kojų iškart užguls dviguba našta ir būsto kreditai ir nauji mokesčiai. Aš manau, kad į mitingą svarbiausia atvykti yra todėl, nes mes giname savo pačią vieną iš pagrindinių konstitucinių teisių, tai teisė į būstą. Ir Lietuvoje beveik 90% žmonių turi nekilnojamąjį turtą, turi savo namus. Tai iš esmės čia yra pats vienas jautriausių klausimų ir mes privalome apginti savo būstą. Tai ir kadangi aš vedu ir pats ir jaunimo naujienas ir visada skatinu jaunus žmonės būti aktyviems, politiškai aktyviems, tai šis klausimas ypač turėtų būti aktualus jaunam žmogui, nes mes visi jauni žmonės kūrėme šeimas, mes norime kažkur tai sukūrę šeimą gyventi iš esmės. Tai čia ir svarbus klausimas visiems Lietuvos žmonėms ir ypač jaunimui. Ir aš, kadangi pats esu teisininkas, visada noriu, kad gintis teisinėmis priemonėmis. Ir manau, kad tai tikrai yra įmanoma, todėl manau, kad svarbu išreikšti savo pilietinę poziciją, taikiai pakviesti valdžią į dialogą ir taip pabandyti pasiekti savo tikslus. Nes mes matėme iš vienos profesorės, kaip viešojoje erdvėje ji pasisakė, kad ten susirinks penktos kolonos atstovai, žodžiu, kad čia yra mitingas antidemokratinis, kaip apskritai mitingas gali būti antidemokratinis, tai yra prie žmogaus teisės ir panašiai. Tai vien tai verta vien todėl atvykti, kad paneigti tokią absurdišką nuomonę.
Vyriausybė tikisi, kad pakeitimai bus priimti dar šioje Seimo pavasario sesijoje ir įsigalios nuo 2026. Po ankstesnio protesto mitingo tą pačią temą tuometinė Šimonytės vyriausybė atsitraukė nuo savo ketinimo ir keisti NT mokesčių nebesiryžo. Tvarką sekmadienį Vilniuje vyksiančiame proteste prieš nekilnojamojo turto mokestį prižiūrės 150 pareigūnų. Policija provokacijų nesitikė. Renginio metu bus pasitelktos padidintos tiek policijos, tiek viešojo saugumo tarnybos pajėgos. Policija skirs 96 policijos pareigūnus, viešojo saugumo tarnyba skirs 50 pareigūnų. Tai tikrai manome, kad tiek pajėgų bus visiškai pakankama, bet žinoma, dauguma pajėgų bus tiesiog rezervė, o katedros aikštėje aš manau, kad ir tikiu, kad mums pavyks viešąją tvarką užtikrinti tikrai nedidelėmis policijos pajėgomis. Vėlgi bus pasitelkta policijos mobili vadavietė, bus vykdomas tiek ir vaizdo stebėjimas, vaizdo įrašymas, bus pasitelktas taip pat policijos dronas, kuris visą situaciją stebėsime iš viršaus. Kas yra svarbu pažymėti, kad bus numatyti eismo ribojimai, tai yra Arsenalo, Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės gatvėse, tai turbūt Vilniečių prašytume sekmadienį vengti vykimo būtent šiomis gatvėmis, nes gali būti sudėtinga pravažiuoti, nes dėl renginio šios gatvės bus uždarytos. Tai pajėgas nusimatom tokias, kokias manom, kad yra optimaliausias skaičius pagal renginio, nes prieš kiekvieną renginį yra visgi vertinama yra metodologija, pagal kurią vertinama renginio rizika, priskiriamas tam tikras rizikos laipsnis ir pagal tai yra skaičiuojama, kiek reiktų policijos pareigūnų viešai tvarkai palaikyti. Tai tikrai manome, kad beveik 150 pareigūnų yra čia jau su rezervu daugiau negu pakankamai tokio pobūdžio renginio tvarkai užtikrinti. Mitingas vyks per Atvelykį, todėl numatoma atsižvelgti ir į tikinčiųjų poreikius. Policijos pareigūnai budės ir padės ar renginio dalyviam, ar miesto svečiams, ar žmonėms, kurie eis į bažnyčią, į katedrą galbūt mišioms, saugiai pereiti per gatvę, kad nesutrukdyti nei eismui, nei kitiems dalyviams. Policijos komisaras taip pat teigė, jog policija stebi socialinius tinklus, įvairias internetinės grupės, kuriomis naudojasi tiek renginio organizatoriai, tiek dalyviai. Tai kaip ir prieš kiekvieną renginį mes tikrai labai įdėmiai stebime socialinės medijas, internetinės grupės, kuriomis naudojasi tiek renginio organizatoriai, tiek dalyviai. Tai tikrai kažkokių raginimų pažeisti viešąją tvarką susirinkimo metu nematome ir kol kas matome tik tais pakankamai sklandžiai organizuojamą renginį ir visa komunikacija vyksta dėl susirinkimo vietų, dėl vykimo, dėl autobusų užsakymų ir panašiai. Dėl kažkokio smurto ar kitų neteisėtų veiksmų tikrai kol kas tokių aktyvių raginimų nematom. Priešingai policija dėkinga mitingo organizatoriams už bendradarbiavimą. Turime, manau, kad puikų kontaktą su renginio organizatoriais, kurie mus nuolat informuoja apie tai, kad kiek žmonių registruojasi atvykti autobusais. Tai maždaug jau matome tą srautą, koks gali atvykti į Vilnių žmonių, kurie ruošiasi protestuoti. Tai mums labai palengvina darbą ir tikrai, manau, didelių rizikų šiam renginiui nematome ir tikrai tikime ir manome, kad jis praeis sklandžiai ir taikiai. Pačio renginio tikslas nėra sukelti kažkokius viešosios tvarkos pažeidimus, kas irgi labai ženkliai mažina pačio renginio riziką. Akcijos organizatoriai katedros aikštėje tikisi sulaukti 10 000 žmonių. Policija prognozuoja gerokai mažiau, apie 5 000. Sostinės savivaldybė yra išdavusi leidimą susibūrimui iki 30 000 žmonių. Viešosios tvarkos užtikrimas, eismo organizavimas ir visų žmonių saugumas yra prioritetas mums ir policijai. Ir tie veiksmai, kurie yra numatyti, yra nukreipti į tai, kad renginys, kuris yra numatytas katedros aikštėje Vilniuje, praeitų be
papildomų galimai kažkokiu tai situacijų, kurie galėtų įtakoti visų dalyvaujančių ir šalia esančių žmonių saugai. Taigi, taip pat noriu pasinaudodamas progą ir pakviesti ir visų planuojančių dalyvauti šitame renginėje, laikytis viešosios tvarkos, nepamiršti, kokia tai yra diena, santūriai, džiaugsmingai ją atšvęsti, ateiti, pasidalinti su visais savo idėjomis, nekeliant kažkokios priešpriešos ir būnant kartu su visais, rodyti tą pagarbą kitam žmogui. Tikrai sveikinu bet kokios taikios demokratijos išraiškos, ar tai būtų mitingas ar kitokia forma. Ir dar vienas įrodymas, manau, tai būtų tas renginys, kurį artimiausią sekmadienį mes turėsime. Tūkstančiai įmonių praėjus 5 metams nuo COVID-19 pandemijos pradžios tebemoka Sodrai ir valstybiniai mokesčių inspekcijai skolas už 2020-2021 metais atidėtas įmokas. Tai darys iki kitų metų Liepos. Sodra skelbia, kad po karantino atidėtų skolų dar turi beveik 2,3 tūkstančio draudėjų, bendra jos suma daugiau kaip 18 milijonų eurų. Daugiau kaip 100 milijonų eurų po karantino atidėtų skolų draudėjai Sodrai jau grąžino. Karantinui pasibaigus 6 tūkstančiai įmonių atidėjo skolas Sodrai, o bendra atidėtų skolų suma buvo 124 milijonai eurų. Audito apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos duomenimis pernai Sodra inicijavo 173 nemokumo procesus arba beveik 16% visų pradėtų bankroto procesų, kurių pernai būta 1146. Pasak valstybinės mokesčių inspekcijos, iš karantininių įmonių skolų yra likusi 141 mokestinės paskolos sutartis, bendra jų suma yra 4 milijonai eurų. Iš viso VMI buvo sudariusi daugiau kaip 11 tūkstančių mokestinės paskolos sutarčių be palūkanų dėl 734 milijonų eurų nepriemokos. Šitau, kad nori, dar neseniai išsijuose aiškino neva padidinti JAV muitai tiesiogiai nepalies Lietuvos verslo, o dabar jau lyg niekur nieko kalba atvirkščiai. 60% Lietuvos eksporto į Jungtines Amerikos valstijas tiesiogiai pajus didesnių muitų poveikį, o bendrą Lietuvos eksportą jie sumažins maždaug 5%, remdamasis ministerijos specialisto analizę šįryt pareiškė ekonomikos ir inovacijų ministras. Pasak Luko Savicko, Lietuvos eksportui dėl JAV muitų sumažėjus apie 20%, tai sulėtins ir šalies bendrojo vidaus produkto augimą daugiau negu 0,4 punkto. Negana to, prie JAV muitų pridėjus dar ir naujus mokesčius, šalies ekonomikos augimas lėtės trečdaliu, pripažįsta ministras. Pasak jo, ekonomikai didžiausios įtakos turės pelno ir gyventojų pajamų mokesčių didinimas. JAV prezidentui Donaldui Trumpui balandžio pradžioje pranešus apie 90 dienų pertrauką muitų konkrečioms šalims ar regionams įsigaliojimui, Savickas sakė, kad dėl to Lietuva plano nekeis, skatins eksporto rinkų diversifikaciją. JAV įvedant 20% muitus ES prekėms į Ameriką reikšmingą dalį savo produkcijos eksportuojančios Lietuvos įmonės pripažįsta, kad šiai rinkai būtų sunku rasti alternatyvą. Tiesioginis Lietuvos eksportas į Jungtines valstijas sudaro beveik 7% viso lietuviškos kilmės prekių eksporto ir pernai siekė 1,6 milijardo eurų. 1986 m. balandžio 26 d. apie pusę 2 nakties Ukrainoje, tuometinėje Sovietų Sąjungos Respublikoje, įvyko Černobylio atominės elektrinės avarija. Tūkstančiai Lietuvos gyventojų buvo išsiųsti likviduoti šios katastrofos padarinių. Beveik visų jų sveikatai buvo padaryta žala. Aš buvau saninstruktorius dozimetristas. Ir mus Liepos vidury išsiuntė. Aš prabuvau 105 dienas, tai išeina 3,5 mėnesių. Mano dozė užrašyta pusė rentgeno. Mūsų stovykla buvo 300 km zonų. Nusikasinėti turėjom žemę, ten gal kokią metrą pusantro. Šitą ir pelkėta vieta. Jeigu atveža, jeigu lietus, mes ten nepraeisim, jau tą vietovę tai išpildau takelius skalda.
pamatuojam skaldą 20 milirengenų. Šitą čia išprotėtų, bet ką su tokia doze. O mes ją vaikščiom. Atvežė anglius, kada jau rudenį jau šitą spalį reikėjo pasikurti pečiukus. Anglis irgi 20 milirengenų, iš kur vežyti iš Pripetį. Lauko virtuvėje katiliukais valgai, tu gauni juodžemių, ten krūvai tą sriubą, kiek mes suvalgėm, ten stroncio, kokio cezio, plutonio, nieks to nežino. Ar galėjote atsisakyti vykti į Černobylį? Būtų pasodiniai kalėjimą. Praktiškai aš prabuvau 5 mėnesius, beveik 6 mėnesius. Aš atsargos karininkas, kai buvau, tai man problematiška buvo surasti pamainą. Tuo metu, kai aš atvažiavau, dozė buvo 12,5 rentgeno. Bet aš tuos rentgenus surinkau per pirmas turbūt 3-4 savaitės. Mes steigėm Lietuvos judėjimo Černobylis visą organizaciją ir pradžioj porą metų dalyvavau, kol pasiekėm viską, ko mums reikėjo. Mes siekėm savo socialinių garantijų ir medicininių, tik iki 2000-ųjų viskas buvo gerai. Buvo ir kelalapiai, ir nemokami vaistai, ir medicininė priežiūra 2004 metais, nes mažėjimas prasidėjo 2000-aisiais. Vaistus nuėmė ten su, pavyzdžiui, jų paaiškinimas buvo, černobiliečiai turguose pardavinėja vaistus. Gal jūs matėt, kada pardavinėja. 2 kartus pasinaudojo reabilitaciją aplamai, kas liečia reabilitaciją. Turiu keletą ligų surištų su buvimu Černobylyje ir gavau kompensaciją, vadinamą valstybinę kompensaciją už surišimą, už buvimą Černobylyje. Ar jautėt poreikį naudotis reabilitacija? Šiaip tai, matot, fiziologinio, galbūt tokio fizinio poreikio gal ir nejaučiau, bet labiau tokio psichologinį poreikį jaučiau. Tiesiog tas nežinojimas, nežinia, ko tavęs laukia, tuo labiau ir gydytojai. Tave gazdino vos ne kiekvienam žingsnį, kas su tavim bus, irgi nieko nežinojo. Tai man galbūt tas psichologinis toksai momentas, jis galbūt buvo sunkesnis. 2025 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos vyriausybė pripažino, kad 98 metų nutarimas dėl kompensacijų ir lengvatų asmenims patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius neteko galios. Praėjusį mėnesį Kauno savivaldybės taryba panaikino sprendimą dėl ambulatorinės medicininės reabilitacijos kompensacijos asmenims likvidavusiems Černobylio avariją. Kodėl paskutiniu metu nieko nebuvo? Skyrėsi apmokėjimas savivaldybės su šitą realiom kainom 3 kartus. Pavyzdžiui, ten, aš nežinau, ar Vilniaus ar Kauno, 306 eurai viena para, o sanatorijoje gal 75 ar 85 eurai. Kauno savivaldybės ryšių su visuomenė atstovas Arnoldas Bukelis nurodė, kad 2021-2004 metais kompensuojama reabilitacijos lovadienio kaina siekė 45 eurus už parą. 2024 metais šią paslaugą nepasinaudojo ne vienas asmuo. Viską pamažu atiminėjo iš mūsų. Ir šitas buvo tik tai irgi dar vienas toksai taškas prie visų taškų, kurie buvo sudėti virš mūsų. Sąlygos sudarytos, kad negalėtumėm pasinaudoti. Biurokratinė praėjimas aplamai gauti reabilitaciją praktiškai neįmanoma. Techniškai neįmanoma. Lietuvoje iki šiol nėra išsamaus ir centralizuoto registro, kuriame būtų užfiksuoti visi asmenys dalyvavę likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius. Manoma, kad iš Lietuvos į Černobylį buvo išsiųsta daugiau nei 7000 žmonių. Tikslus jų likimas lieka neaiškus. Paaiškėjo, kad pernai Lietuvoje dirbo tik 2/3 šalies jaunimo, beveik 62% 15–34 metų šalies gyventojų pernai turėjo darbą. Bet net 32,5% buvo ekonomiškai neaktyvūs, o likę beveik 6% bedarbiai, rodo jaunimo darbo rinkoje ir jo išsilavinimo tyrimas. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad tarp jaunimo dažniau dirba vyrai negu moterys. Tyrimo duomenimis beveik 84% dirbančių ar anksčiau dirbusių jaunuolių teigia, kad aukščiausias jų išsilavinimas ir įgūdžiai atitinka darbdavių reikalavimus. Aukštąjį išsilavinimo lygį pernai turėjo 36% jaunų gyventojų, vidutinį 40%, o žemą beveik 24%. Beveik 10% apklaustųjų teigia ne tik turintys aukštąjį išsilavinimą, bet kartu profesinio mokymo įstaigoje yra įgyję ir profesiją. Nepilnamečių tvirkinimo byloje Kauno apylinkės teismo kaltu pripažintas Algimantas Ulvydas prašo jį išteisinti, tuo metu prokuroras siūlo jiems skirti griežtesnę bausmę.
Tokius prašymus proceso dalyviai įvardijo Kauno apylinkės teismui pateiktose apeliaciniuose skunduose. Vaikų tvirkinimu įtariamas veikėjas prašo būti išteisintas dėl to, kad turi ligą ir jam taikomas gydymas. Tuo metu prokuroras įsitikinęs, kad Ulvydui yra paskirta aiškiai per švelni bausmė, kuri yra neproporcinga jo atliktų neteisėtų veiksmų apimčiai. Nuteistojo veiksmai buvo sąmoningi, sistemingi ir daugkartiniai. Jis veikė pavojingiausią kaltės formą tiesiogiai netyčia. Apeliacinių skundų prokuroras Ulvydui prašo skirti 5 metus ir 3 mėnesius laisvės atėmimo. Dėl skundų priėmimo dar spręs Kauno apygardos teismas. Kauno apylinkės teismas Ulvydui buvo gailestingas, skyrė tik 2 metus 5 mėnesius laisvės atėmimo. Byloje nukentėjusiomis pripažinta 11 mergaičių, 2 mergaičių atstovai buvo pareiškę civilinius ieškinius po 1000 eurų, jiems priteista po 500 eurų. Tuomet teismas pripažino Ulvydą nusikalstamas veikas padarius būnant recidivistu. Vyras šiuo metu yra laisvėje, jam skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, tik uždrausta lankytis prie ugdymo įstaigų, kur yra nepilnamečių. Kauno apylinkės teisme Ulvydo atžvilgiu nagrinėjamos dar 3 baudžiamosios bylos dėl analogiškų nusikaltimų. Lietuvoje įsivyraus sausesnės, bet gerokai vėsesnės dienos, sinoptikai perspėja dėl stichinių šalnų naktimis. Šeštadienio dieną kai kur trumpai nedideli krituliai, vėjas šiaurės vakarų. Naktį 5-10, dieną 9-14 m/s. Naktį daug kur šalnos 0,5 laipsniai šalčio, vietomis oro temperatūra bus 1-3 šilumos. Dieną 7-12 laipsnių šilumos. Rygoje nepastoviai debesuota, termometro stulpeliai rodys nuo 5 iki 9 šilumos, mažai debesuota Taline, čia nuo 4 iki 8 laipsnių. Varšuvoje giedra, naktį apie 3, dieną iki 12 šilumos. Kyjive naktį nedidelis lietus, bus nuo 7 iki 14 laipsnių šilumos.